Kęstai, pasakykite, kaip jūs jaučiatės. Jaučiamės gerai, svarbu atsargumas. Atsargumas. Atsarga gėdos nedaro. Sutinku. Taip. Dažniausiai, kai filmuojama, kas nutinka? Nelaimė. Nelaimė, kuri keliama į YouTube. Į YouTube ir milijonas peržiūrų. Taip, ir tada daug pinigų. Uždirba tas, kas filmuoja. Taip, o tas, kas mirė, prisimena. Nemirė, tam visko nutinka. Taip, aš. Nebijausi aukščio. Aptarnavimas aukščiausiame. Aukščiausios klasės. Kaip sakėt? To ištrinsim viską. Pasvalė natūralų. Nukrenta tą kamerą. Palaukia, nuo visų kitų. Čiurlenimas, pagaldas. Tai ne, čia prievartos nėra. Koks norėtumėt? O tai ko čia važiavot? Ne, jokiuosi. Du man grūkšnelį. Tai va, išgerk. Tik, ne, aš nenoriu. Man tik lūpas paragaut. Ne visi suvilgi. Supolai tau neduodu. Panagai, Baika? Labai neblogas. Neblogas, geras. Žinai, ten atsistoja, ploja visi. Prieki stovi moteris. Ir jai įlindęs į užpakalį suknelę. Tai biški. Žinai, kaip būna. Taip. Jisai taip užpakalys sargiai taip ir ištraukia. Atsisuka tada kiaulė, ką čia darai dabar, jis atsiprašau, atgal. Tai 2 eurus mes. Draudžiama liesti varpūlinų. Ką mes suprantam? Žiūrėk, ką primena tą bažnyčią padarytą. Žiūrėk, tai čia nemokama. Na jo. Čia primena tą bažnyčią, kur su sandėliais. Rimai. Ai, susijungia, ne? Mes čia skirtingais laiptais lipam, geras. Čia senieji laiptai. Ar tikrai susijungia? Tikrai. Susijungia. Taip. Aha, be betono viską šlėjo. Dieve, kiek čia invazijos būta, ne? Ten tai tikriausiai niekur. Kaip ten anekdotė. Jeigu tenai, tai bus negražu tai. Man va čia tikrai saugiau negu Apžvalgos. O žiūrėkit į slaptą kambariuką. Tos skylės, ne? Jo, balkiai tikriausiai, ant kurius... Nu taip. Atsiprašau. Aha. Tai dar kaip aukštai. Va dėl tokio aukščio aš noriu kamerą į laikiklio. Au. Gali į savo pačią įsidėti mano telefoną. Taip. Tik neišmesk. Tai mes jau čia labai aukštai užrygom. Tai dar čia bus negal. Oi, tu daug pusės. Ne. Čia tik tai... Bet kokio storio šitos perdangos betoninės. O, pufikas. Sėdmaišis. O, visa istorija. Ir vėl slaptasis kambarys. Eikit savo. Nu ir ten buvo. Čia tik matyti, atsisėst, pailsėt. Arba atsiklaupt.
Atsigavo? Nu jo. Kaip? Taip. Aš galvau, bus užrakinta. Aha. O, biški vėjo. O, koks varpas. Blemba. O čia vat šitas betonas čia senas ar? Atrodo, kaip nenaujas. Aš nežinau. Kas ten? Ir čia galima į patį viršų. Taip, pirmin. Kaip manot, nesviruoja čia? Тролль, Савишка. Ne. Filmuoja senė, kamerą žinai. Gerai. O taip. Paskui parodys mandatas toks. Mafiozas. Labai įdomu. Gerai, filmuot nėra ką tikriausiai daugiau. Kaip ir visi prancūzai biški nupezę. Japonai mažėjo, prancūzai. Einam arklį paglostyt? Tai pajodinėsim? Ne, nu tai juosiu. Tai va šitas viduj pažiūrėti. Ten visas yra ekspozicija. Komis. O, žiūrėk, kerštas. Davai, mesk jam, bet tokį gerą, kad man kadras toks būtų. O, tai dvigubas ir mašiną nušovė. Dabar žiūrėk. Į kūną. Nepataikiau, kad kas tu filmuoji? Mesgi ten. Riboto laiko. Tai kadangi dar turim ir Burbiškės aplankyti ir Svedą susikišti su šviesa. Su šviesa, nu tai reiks paskubėti. Labą dieną. Labą dieną. Nori muziejų aplankyti? Kažką bilietą turbūt nusipirkti. Yra čia bilietukų kainas. Palaukit. O kur mokytojams bilieto kaina? Aš man tai kaip už studentą, bet mano pažymėjimas mašinoj. Čia šalta patalpa, taigi ilgai nesistengsiu kalbėti, nesušaldinant, vis tiek jau informacijos maždaug žinote apie praeitą kariuomenę. Trumpai. Muziejaus sumanytojas, žymus Lietuvos agronomas pasvalietis profesorius Petras Vasinauskas, su arkliu keliavo per Lietuvą 1975 metais, apkeliavus jam kilo idėja, kad reikia įkurti muziejų, ir 1978 metais čia muziejus ir buvo atidarytas. Ir veikia ir visos ekspozicijos ir liudija tą arklio istoriją. Tai va čia pirma ekspozicija, reiškia, jau skirta ne arkliui, bet žirgui. Koks skirtumas tarp žirgo ir arklio? Arklys nurodo arklį, žirgas apžergiam, jojam, taigi jau praeitoji kariuomenė, kavalerija visa su žirgais buvo susijusi. Pirmas laikotarpis, jeigu kalbam apie raitąją kariuomenę. Nepavadinsime kavaleriją, bet vis tiek. O čia rimčiau. Apgaulė vaikams. Vaikams atliukų visą padedam, kadangi atvažiuoja jaunos šeimos, mėgsta pabūti pas šiltų laikų. Tai čia neturi dar taip, jie tiesiog atsisėdant tų arkliukų, mums negali atliukė ir suprės, mums aš jau tai kažkiek pat sulaikų. Taigi, svečiai, pirmiausia, turbūt krinta į akis mums parašytas fajetonas, dirbti naudotas vaišynas fajetonas. Palauk. Pradėtuose, darbautų laižykai, taip kokie taksistai. Šeimai, atsistok. Važiuoja greitis, laižykai, fajetonai, patarnauto greitis. Įvairiuose miestuose.
Ir vežiko duobutės, ir vis dėlto aukštesnio lygio jo psichika viskas, jis labiau nusipelnęs. Būtent jūs pasakėt, pavyzdžiui, kad jie prasme, nebijo tos smūgių. Tai vat žirgas yra turbūt Reikia kitaip. apmokyti. Vat būtent. Apmokyti. Kaip, pavyzdžiui, Ir ne visi tam garso ar paklus. panašiai sprogimo. Tai čia tik tai kinologija panašiai. Tai vat vadinkit čia tas pats. Taip, prašau. Labai įdomu. Daug ko klausiu, nes mano turi daugiau nedėkšnės. Kodėl tai kaip yra smėliais didmenys? Visi tai tikrai žino. Niekas apie tai nežino, nėra logiško paaiškinimo. Logiškas paaiškinimas. Yra humoristinis, yra logiškas, tikrai pagrįstas, kaip sako, fizikiniais terminais. Viską. Ir yra... Yra, kaip sakydavo, lūpų laikais. Kad nepavogtų. Kad nevogtų. Kabina tokius skydurus priešgaisriniuose skyduose. Bet ne. Mailas Lengviau pasamti. į vandenį. Toliau nusvies galima. Tiesiog nėra to pasipriešinimo, kaip yra kibiras su buku galu. Tai va čia iš tikrųjų 19 amžiuje jau gaisrininkai tokius kibirus. Agresyviai. Tiesiai į užpakalį. Viskas išbėginkai. Mesk jūs tai! Žiūrėk, kokia guniukščia. Jūs tai. Nebijok. Kaip tavo plaukai gražiai atrodo. Jūs tik ne per aukštai, kad į tą neatsikėlėte. Davai. Pralaimėjau. Čia tu į vartį mušiai. Jei. Kas metė Justas? Ne, Justas. Man čia reikia imti. Dar nufilmavo. YouTube žvaigždė. Ką, parodė negaliu, ne? Patrink sniegą. Patrink sniegą, tada kam? Ką jūs darot? Kokia pabandėlės? Kūgėlis. Nebijok. Nėra ko bijau. Nori, galit ir vidurin šokt. O kur tai šitą vat kampą man paliekat, o toliau ten parkuojatės kur nori. Tai gali kojas net į vidų susėti. Galima, nieko baisaus, kad prie. Čia drąsiai, kaip nori, taip sėdat, kaip jums patogu. Davai. Palaukit, dar ateina šutė. Netilpsim. Jūs reikia nufotografuoti. Po eurą. Duok, aš nufotografuosiu. Dar Tik pasakyk kaip. Euras 5. Ką daryti dabar? O tiesiog šito paspaus. Vieną, kaip? Daug kartų. Nu, vieną kartą. Bet reikia, kad euras 50. Rimtai. Nes man šitą kampą vat paliekat. Kaip? Man šitą kamputį O palikt. nenorėtumėt man ant kelio? Lėkiu, kokiu čia minkštą. Nu, tu stūmi gerai. Arklys kaip, normaliai? Kumelė? Kastratas. Kumelė? Kastratas. Ką reiškia? Vyras, bet iškastrastuot. Ono. Tai ten dar į kampą galite kažkas atsisėsti, jeigu nori. Kas nori dar? Gerai. Pasėdė.